Labadiena visiems, tikiuosi gyvenat gyvenimą ir jo mėgaujatės. Aš vėl iš savo didžiosios studijos Seime ir šiandien mes su jumis pasišnekėsim apie politiką kitaip, apie mūsų valstybę kitaip. Kitaip nei jūs esate pripratę girdėti per žinias, apžvalgininkų ar apie tai skaityti kur nors, ar ne? Šiandien mes pasišnekėsim su jumis, kaip veikia mūsų valstybė, arba tiksliau, kaip jinai neveikia. Iš karto apsibrėžkim, kad šita tema bus, tai yra politikos gurmanams. Iš tikrųjų, jeigu jūs mėgstate tiesiog, suprasti vieną ar kitą geopolitikos, užsienio politikos atvejį ir dėl to mane žiūrite, šita laida dėja bus ne apie tai ir mes prie tų klausimų grįšim kitą kartą. O šiandien mes su jumis pabandysim suprasti giluminiškai, kas čionais su mumis visais darosi. Ir kodėl man pačiam jau kuris laikas yra labai sunku, matyti tai, ką aš matau politiniam lauke. Tu esi ir viduje, ir tuo pačiu metu reflektyviai sugebi žiūrėti truputį per atstumą ir dėl to man truputį skauda širdį už mano valstybę ir šiandien aš apie tai noriu su jumis aptarti. Tikiuosi tiem, kurie iš tikrųjų domisi politika, tai bus įdomus kampas. Politika, kuri veikia, ar ne? Valstybė, kuri veikia. Ateinantys socialdemokratai buvo toks jų šūkis. Jeigu jie turėjo tokį šūkį, reiškia tiesiog tai buvo simptomas to, kad didelė dalis iš jūsų apklausose, kurios darosi partijos tyliai prieš rinkimus, jūs ir visuomenė apskritai pasakė vieną dalyką. Viena didžiausių problemų šitoj šalyje yra tai, kad aš jaučiu, kad valstybė veikia ne taip, kaip jinai turėtų. Valstybė turėtų veikti kitaip, aš nejaučiu valstybės veikimo, ar ne? Pažymėjo žmonės ir socialdemokratai, tai atliepia ir labai gražus šūkis, eisim su šito šūkiu, parašė jam politiniai technologai. Ir būtent apie tai mes su jumis šiandien ir kalbėsim. Jeigu yra šūkis, kad valstybė, kuri veikia, reiškia visuomenė jautė, kad tai nėra tik tai socialdemokratų bėda, tai yra ankstesnės vyriausybės bėda, ankstesnės daugumos, ar ne, ir ankstesnės. Tai yra ilgalaikis tęstinis procesas, tai nėra vieno ar kito premjero klausimas. Ir tai yra tam tikras užburtas ratas. Aš pabandysiu jums papasakoti apie tą užburtą ratą ir paaiškinti, kodėl viskas yra taip, kaip yra. Iš karto apsibrėžkim, kad aš tikiu, kad Lietuva yra sėkmės istorija. Tai yra iš tikrųjų sėkmės istorija, kuri, tiesiog pati nejaučia iki galo, kokia tai yra sėkmės istorija. Bet čia yra įdomus paradoksas. Iš vienos vietos mes esame sėkmės istorija ir mes judam dideliais greičiais, kurių galėtų pavydėti kiti, tuo pačiu metu visiškai paraleliai vyksta kitas gyvenimas, kai tu lygiai ta pati visuomenė jaučia, kad kažkas čionais ne taip. Kažkas čionais ne taip ir kažkas turėtų būti kitaip. Kaip ir kai kurie rezultatai yra bet kažkas su pačiu mechanizmu neveikia, ar ne? Ir jeigu neveikia pas mechanizmas, tai reiškia, kad tie rezultatai yra neobjektyviai paskirstyti visuomeniai. Ir valstybė nėra tolygaus vystymosi, jeigu taip galima pasakyti. Vienu ar kitu klausimu. Vienam tai yra rūpi švietimas, kitam tai yra sveikatos apsauga, kitam yra valstybė kaip tokia, valstybės tarnyba, kaip tai veikia. Ir maži tokie dalykai gali susidėti iš tokių mažų dalykų, ar ne? Registrų centro skandalas. Ir tu sakai valstybė, kuri neveikia, nes jinai prasileidžia tokius dalykus. Bet problema yra truputį giluminė. Tai nėra vien registrų centro direktoriaus klausimas, kaip dabar bandoma nurašyti, ar vieno ar kito net ministro pakeitimo klausimas. Problema, kad tai tęsiasi ilgą laikotarpį ir tai nesibaigs po šios daugumos. Jeigu kas nors galvoja, kad dabar pakeisim valdžią, ateis nauja ir tada bus gerai, tai šita laida ne tiem žmonėm, nes aš sugriausiu tam tikrus mitus. Nuo to ir pradėkim. Pradėkime turbūt įlysti į tą mūsų politinio veikimo lauką, valstybės veikimo lauką per rinkimus. Įvyksta rinkimai, ateina politikai su tam tikrais pažadais, ar ne? Valstybė, kuri veikia.
darbo, duonos, teisingumo. Buvo tiesiog chrestomatinis, va šitą aš prisimenu šūkį, ar ne? Gerovės valstybė. Na, tiesiog. Jie ateina, jie turi kažkokias programas net pasirašę, daug popieriaus sunaudoja ir ten viskas visai tokių žodelių pasirenka, ten formuluočių, PR-šikai atgludina ir viskas būna labai gražu, ten koks nors, ten agentūra parašo, kartais net patys politikai parašo, kartais net jie tiki tai, ką rašo, bet kaip bebūtų, jie gauna valdžią. Ir atsitinka vienas toks dalykas. Gavę valdžią, politikai, tu pasidarai daugumą ir tu pasiskirstai ministerijas. Pasiskirstai ministerijas Lemonui Danieliui ir politikas, vienas ar kitas politikas tampa ministru. Ir pirmos 2 savaitės lemia ir 95 atvejais tai būna iš 100, kad po 2 savaičių tas ministras, atėjęs naujas žmogus, jisai tampa ministerijos spaudos atstovu. Ką aš turiu omeny? Kame yra problema? Problema, kad žmonės ateina į politiką tam, kad jie laimėtų rinkimus. Ne tam, kad jie įgyvenintų vieną kitą politiką, o tam, kad jie laimėtų rinkimus. Aš seniai nesuprantu šito fenomeno, didelė dalis politikų, aš juos žiūriu ir man yra labai sunku suprasti, kodėl vienas ar kitas žmogus eina į politiką. Tu žiūri į jį, tu matai jo akis ir tu supranti, kad, į politiką jisai ėjo, į valdžią jisai ėjo dėl valdžios, nieko daugiau. Čia kažkoks yra freudinis vaikystės kompensavimas ar kažkas tokio. Tai nėra pasikeitimų ir įgyvendinimų klausimas, tai yra valdžios klausimas. Ir žmogus gavęs valdžią tokioj situacijai, kas atsitinka? Jisai ateina į ministeriją, bet jisai neturi kažkokios programos, ką jis planuoja įgyvendinti realiai. Ar ne, buvo daug šūkių, po to yra labai mažai logikos, pagrindimo, argumentacijos ar noro iš tikrųjų keisti. Tai yra tiesiog žaidimas. Mes aptarsim su jumis po to, kodėl taip yra. Dabar supraskim techninę pusę. Kas atsitinka? Tokių situacijų, tapęs ministru, jis paskiria viceministrus, viceministrai su ministru pasikeičia departamentų, sakykime, vadovus ir sako, ką darom, mes čia turim reikalų, mes čia darysim dalykus, mes čia norim tą pusę iš tos programos, politikai, tie biurokratai, pavadinkime juos biurokratais, departamentų vadovai, skyrių vadovai, jie sako, šitą pusę galima įgyvendinti, šitos tiesiog nelabai galima įgyvendinti, arba atidėkim čia per 3 metus, yra kadencija, ramiai susižiūrėkim ir biškai atidėkim tam tikrus klausimus. O mes dabar jums turim 2 nedidelius tam, kad darbotvarkė būtų, kad jūs turėtumėte ką nešti ir būtų viešoji erdvė, jūs atrodytumėte kaip labai veikiantis ministras ir augintumėte savo populiarumą ir jūs galėtumėte parodyti, kad jūs čia kažką labai veikiat. Štai jums 2 krūvelės. Viena krūvelė yra seni popieriai. Tai, kas dešimtmečiais guli ir tai, ko tiesiog techninė logika priėmimo, techniniai klausimai. Tu matai, kad kažkas neveikia toje srityje, tu parašai teisės aktą ir tau reikia nešti Seimą. Tu ateini, duodi ministrui, ministras laimingas, jisai kažką daro, jisai čia turi popierių rankoje ir jisai gali pranešimą spaudai parašyti, visi bus sužavėti. Visi įsidės pranešimą tą spaudai ir jisai nešta į Seimą rimtų veidų. Mes Seime diskutuosim, priiminėsim tą popierių, nes bus techninis iš esmės popierius, didesnių ginčių nebus, jisai bus priimtas ir ministras prisidėjo savo pliusiuką. Ir taip iš tos krūvelės, kuri nesvarbu, kas būtų valdžioje, nesvarbu, kas yra valdžioje, ta krūvelė visada bus, jie bus nešami. Tai yra techniniai klausimai, kurie niekaip nesusiję su politika. Suprantam? Antroje krūvelėje yra ES teisės priimti reglamentai, direktyvos, kas bebūtų, kuriuos reikia gyventi Lietuvoje. Dėl ko sutarta yra Briuselyje, kas atkeliauja į Lietuvą išvertus ir tai, ką Lietuva įsipareigoja priimti. Vėlgi eina į Seimą, Seimo nariai, ES teisės aktai, negali labai prieštarauti, važiuojam toliau, nes dėl to jau sutarė valstybės, ar ne? Važiuojam toliau.
realios politikos pasikeitimo praktiškai nėra visoje šitoje krūvelėje. Ta krūvelė, kad kažką iš esmės iš tikrųjų keisti valstybėje struktūriškai ir sistemiškai yra arba atidėta, arba trinama tų biurokratų, o politikai yra per silpni. Kai kurie ministrai yra per silpni tai iš esmės keisti, šitą logiką keisti. Ir ta politika praktiškai arba pasiekė Seimą labai apipjaustyta, arba iš esmės jinai niekada neateina, dėl to, kad tai buvo tiesiog rinkiminiai pažadai. Ir čia mes prieinam prie pagrindinės problemos, kurią mes turime šiuolaikiniai Lietuvos politikoje. Tam, kad mes suprastumėm šiuolaikinės Lietuvos politikos problemą, pagrindinę, mes turime pasiimti vieną knygą. Aš noriu rekomenduoti jums vieną knygą, jos tikrai neverta pirkti, nes jinai, žinote, aš visas knygas, aš visą laiką skaitau ir aš visą laiką mintis, kurias turiu pasižymėti pas save, kurias galbūt panaudosiu ar kaip nors pasižymiu geltonai. Dėl to man atsidarius knygą labai lengva pamatyti, kiek toje knygoje yra pridėtinės vertės. Ar ne, kiek yra pažymėta geltonų dalykų, tai ką aš naujo kažko sužinojau, tai ką aš galėsiu kažkur panaudoti ir tai, kas suteikia man pridėtinę vertę. Tai iš esmės yra šios knygos paradoksas, kad jinai yra knyga, kuri labai apšviečia ir tuo pačiu metu joje nieko labai nėra pageltoninto, nes jinai yra antiek paprasta ir paprastai suvirškinima ta logika, kad visa tai, ką norime pasakyti, pasakoma keliais sakiniais. Tai ačiū Dievui, kad tai nėra 600 puslapių, kaip dažnai būna, kai iš 3 sakinių sugeba padaryti 600 puslapių knygą. Aš vis dar žaviuosi amerikiečių visokiais autoriais, kurie taip sugeba parašyti knygas. Aš žinau, kad tai yra didelis iššūkis, kai tu turi kažkokią istoriją papasakoti ir tu ateina ir leidėjai sako, knyga turi būti, bent jau 200 puslapių ir tu sėdi ir gimdai. Tai aš suprantu tą jausmą, bet šiuo atveju knyga nestora ir šiuo atveju aš tiesiog jums papasakosiu, apie ką tai yra. Knyga vadinasi Finite and Infinite Game. Baigtiniai ir nebaigtiniai žaidimai. Kiekvienas reiškinys mūsų gyvenime, aš apie šitą knygą pasakoju pirmoji savo knygoje Pasaulio pabaigos istorija, kalbėdamas apie Kiniją ir taip, kaip pasaulį ir politiką suprato vakarai ir taip, kaip jį suprato Kinija. Tai yra puikus pavyzdys. Bet dabar mes kalbam apie mus. Kiekvienas reiškinys mūsų gyvenime yra 2 rūšių. Jis yra baigtinis, kiekvienas fenomenas yra baigtinis arba nebaigtinis. Lengviausia paimti sportą. Sportas yra aiškiai baigtinis klausimas. Tai yra, tu atėjai, įvyko rungtynės, kažkas laimėjo, yra rezultatas, uždarėm klausimą, viskas. Atsitiko tam tikras fenomenas, žaidimo fenomenas, krepšinio varžybų fenomenas. Taip mes turime daug baigtinių fenomenų. Didelė dalis, turbūt didesnė dalis pasaulio klausimų yra baigtiniai fenomenai. Ateina ir baigėsi ir nesibaigia. Bet yra ir nebaigtiniai fenomenai. Nebaigtiniai fenomenai yra tie, kurie niekada nesibaigia. Tas klausimas, tai nėra krepšinio varžybos. Tas klausimas niekada nesibaigia. Politika yra nebaigtinis fenomenas. Ir čia aš norėčiau pacituoti, ką autorius vėlgi fantastiškai uždėjo ant viršelio. Turbūt jūs visi mokate anglų kalbą, aš jums paskaitysiu. There are at least 2 kinds of games. One could be called finite, the other infinite. The finite game is played for the purpose of winning. Baigtinis žaidimas yra žaidžiamas tam, kad laimėti. An infinite game for the purpose of continuing the play. If the infinite game is to be won by someone, it must come to a definite end. It comes to the end when someone have won. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, jeigu aš jums tvirtinu, kad politika nėra baigtinis fenomenas, skirtingai nei žmonės įsivaizduoja. Mes labai dažnai girdim tokį pasakymą, kad žiūrėkit, politika tai kaip šachmatai. Tebūnė.
Politika tai kaip šachmatai. Ir tai suponuoja vieną dalyką. Tai suponuoja, kad tu ten kažką strateguoji čia labai ir tu įrodai, kad tu šachmatininkas. Bet tai suponuoja dar vieną dalyką. Šachmatai yra baigtinis fenomenas. Jisai baigėsi, tu užfiksavai rezultatą, paspaudai rankas ir tu judi toliau. Ašgi tvirtinu, kad politika nėra šachmatai. Politika yra nesibaigiantis fenomenas. Niekada nesibaigiantis fenomenas. Ji niekada nesibaigia. Ir tai iš esmės keičia jos logiką. Jos veikimo ir buvimo joje logiką. Ką aš turiu omeny? Jeigu tai yra baigtinis fenomenas, tu ateini ir kariauji trumpus žaidimus, ar ne? 4 metai. Rinkimų laikotarpis, tu žaidi tą žaidimą. Jeigu politika yra nebaigtinis fenomenas, kaip aš tvirtinu, tada žaidimo laukas yra visiškai kitoks. Tai nėra 4 metai, tai nėra 2 kadencijos, tai yra labai labai ilgas laikotarpis. Kur aš einu? Šiuolaikinė Lietuvos politikos problema tai, kad tai, ką jūs matot viešoje erdvėje, nėra politika. Tai yra politinės technologijos. Žaidžiant su jūsų sąmonė ir žaidžiant su jūsų emocija ir žaidžiant su jūsų pykčiu. Jumis manipuliuoja politikai. Tiksliau, už jų stovintys politiniai technologai, kurie rašo visą tai, dėl ko jūs nervuojatės. Tai yra žaidimas jūsų emocija. Manipuliacijomis. Bet tai yra problema Lietuvos politikui pagrindinė. Politiniai technologai šiuo metu valdo politinį lauką. Politinė partija gauna pinigus. Vienas pirmųjų dalykų, ką jinai žiūri, kur čia kokį pasisamdyti politinį technologą. Reklamos agentūrą. Čia šitas čia gražiai kalba, šitas čia protingas, eisiu pas šitą. Politiniai technologai iš politikos padarė baigtinį žaidimą. Politiniai technologai turi vieną logiką. Jie sprendžia klausimą, kuris yra rinkimai. Įsivaizduokite, ateina politinė partija, kalba su reklamos agentūra, ar ne? Reklamos agentūra, ir jis sako reklamos agentūrai, man reikia laimėti rinkimus. Girdit klausimą? Jisai nesako, man reikia pakeisti žmonių gyvenimus ir man reikia padaryti, kad būtų valstybėje geriau. Jie sprendžia klausimą, kaip laimėti rinkimus. Tai yra visiškai kitoks klausimas nuo to, kad pakeisti valstybėje dalykus. Visiškai kitoks klausimas. Ir čia yra didžioji bėda Lietuvos politikos lauko. Dėl to, kad susėdę žmonės užduoda klausimą, kaip laimėti rinkimus, o ne kaip pakeisti politiką ir žmonių gyvenimą. Tai nėra diskusija apie žmonės ir apie jų gyvenimo kokybę ir apie tai, kad padaryti geriau valstybei. Tai yra apie tai, kaip sukelti emociją, kaip žaisti žmonių emocijų, kad laimėti rinkimus ir gauti valdžią. Iš nesibaigiančio fenomeno politika paverčiama baigtiniu fenomenu, kuriame yra rezultatas, rinkimų naktis. Tu laimėjai rinkimus ir čia būtų gražu, tu laimėjai rinkimus, bet Lietuvoje tai vis dar daugtaškis. Politika laimėjus rinkimus, staiga tie žmonės, kurie laimėjo rinkimus, įgyvenino tai, ką jiem parašė politiniai technologijai, sumanipuliavo daug dalykų, emocijų ir jie gauna vieną dalyką. Jie gauna valdžią. Ir tada mes turime, ir staiga jie sako, o ką dabar? Jie gali vėl eiti pas politiniai technologus, jiem politiniai technologai vėl ką nors sakys, kad tu daryk, bet tai vėlgi bus ir ten parašys jam ten, ką jam reikia kalbėti, kada išeiti ir visą kitą programą, ar ne? Bet tai vėlgi bus ne apie politiką ir ne apie žmonės. Tai vėl bus saugiausias takelis eiti rezultato naudai ir kitus žaidimus. Tai nėra apie žmonių gyvenimą. Politika yra
diskusija apie žmonių gyvenimą ir keitimas žmonių gyvenimo į vieną ar kitą pusę, ar ne? Tai yra diskusijų klausimas ir tada judėjimas ten. Tai politinė technologija nesusijusi su žmogum. Jinai susijusi su žmogaus emocija, emocijos sukelimu ir laimėjimu rinkimų. Tai neturi jokio ryšio su politika. Tikrąja. Čia, aš jums tvirtinu, yra didžioji Lietuvos problema. Čia yra didžioji Lietuvos problema. Tada automatiškai mes matom visai kitus sprendimus. Ne tų, kurių reikėtų ir ne tų, kurie atsako į klausimus, bet tie, kurie žaidžia žmonių emociją ir tie, kurie tą dieną atrodo labiausiai naudingi, ar ne? Ne tie, kurie sprendžia klausimą. Imkim, nežinau kokį klausimą. Migracijos klausimą, sakykim, kaip pavyzdį. Migracijos klausimas iš esmės ir vakaruose, ir Lietuvoje iš esmės nėra sudėtingas, kaip bandoma pavaizduoti. Ypač Lietuvoje nesudėtingas, nes dar neįsikerėjo šitos nesąmonės vykstančios. Kaip vakaruose kai kur. Tai yra klausimas ekonomikos. Politikų valios spręsti, atsisėsti su verslu ir sakyti, žiūrėkite, šitie žmonės, jų turi būti tiek, negali būti daugiau. Čia yra sprendimo klausimas. Visa tai, ką mes matom viešoje erdvėje, kai politikai naudojasi migracijos klausimu, jie suinteresuoti, kad būtų daugiau migrantų, kad tada galėtum juos spręsti. Čia yra pavyzdžiui, šito klausimo problema, ar ne? Didysis paradoksas. Nes tada tartum legitimizuoja to politiko buvimą ir jo klausimų kelimą. Jisai suinteresuotas. Tai ar jisai gali būti suinteresuotas to klausimų sprendimu, tuo labiau, kai reikia eiti su verslu ir pykti su verslu, o tas verslas, tu nenori būti su verslu susipykti, tu nori su juo draugauti, nes ten visi gražūs dalykai. Ir staiga tu žiūri, kad o kodėl migracijos klausimas nesisprendžia? Tai jis nesisprendžia dėl to, kad jo niekas nenori spręsti. Visi nori apie tai kalbėti. Lygiai taip pat ir kiti klausimai. Švietimas. Kas Lietuvoje yra su švietimu? Tai yra tiesiog klaiku. Tai, ką moko mūsų vaikų, yra klaiku. Dėl to aš praeitą kadenciją ir sakiau, kad aš nugriaučiau, jeigu man būtų galimybė, aš nugriaučiau švietimo ir mokslo ministeriją. Ir dabar aš taip tvirtinu, nes tai yra tai, kas ten yra per įstaiga, tai yra košmaras. Tai yra košmariška įstaiga, tai ką jinai daro su mūsų vaikais. Ir daugumos keičiasi ir niekas nesikeičia, nes nereikia sprendimo realiai. Ir taip aš rašiau labai daug temų. Ir čia yra didžioji problema. Problema, kad iš nesibaigiančio fenomeno politikos, kur yra sprendimai ilgalaikiai, kurie kūrė politinį lauką, viskas pavirsta politinį technologijų. Ir aš jums tvirtinu, kad Lietuvoje nebeliko politikos kaip tokios. Politinio debato. Pas mus nėra beveik politinio debato. Politiniai debatai gal dar yra kažkur užsienio politikos klausimuose, ten kur, ten geopolitika, tai kas mane domina, tuo, kuo aš gyvenu. Dėl to, kad, tai yra tiesiog dar nekontroliuojamai fenomenai ir juos reikia reaguoti. Ir tenais dar tu išgirsti politinį diskusiją, ar ne? Bet jeigu mes kalbam apie vidaus politiką, tai nieko daugiau nei kažkoks reklamos agentūrų ir PR-šikų kova tarpusavyje. Argumentus vieni parašė kiti ir jie tenais kalasi. Politikam ten papasako ir jie kalasi ir vaidina, kad tai yra politika. Tiesiog jie ateina, vieni papasakoja, išberia vienas tezes iš vienos pusės, kiti kitos tezės. Ir tai nėra diskusija, tai nėra politinė diskusija apie vieną ar kitą klausimą. Tai yra tiesiog, politikai virsta PR agentūrų ir įtakos grupių spaudos atstovais, daugiau ar mažiau. Va čia yra didžioji problema politikos. Nes tada, kai tas žmogus, kuris atėjo PR pagalba, jisai neturi ką pasiūlyti. Jis ateina į tą ministeriją, atsisėda tuo ministru, bet ką jam toliau daryti? Ką jam toliau daryti? Buvo kažkokia rinkimų programa pas mus ten,
Bet apie ką ta rinkimų programa, tai ten tuos, kur ten apie nieką mes galime įgyvendinti, jokių problemų, bet struktūrinių pasikeitimų mes valstybėje daryti negalim. Dėl to, kad mes nepasiruošę. Ir ta ateis rinkimai. Ir mums čia politinės technologijos, mums sako, šitos temos geriau nelies, mums ten koks politinės technologas, kuris mus patarinėja mūsų partijai. Ar ne? Ir dėl to jūs matote politinį lauką tokį, kokį jūs matot. Jums atrodo, kad, politikai išeina, ateina, bet kažkas tartum nesikeičia. Tai nesikeičia tas, kad politikai ateina ne politikos daryti, o žaisti politiką kaip baigtinį fenomeną. Tu esi opozicijoje, puikiai duona, sėdi, kritikuoji, tau nereikia ateiti ir pasakyti, žiūrėkit, aš įgyvensiu vieną ar kitą dalyką. Kodėl socialdemokratai turi šitose rinkimuose tiek? Galiu jums papasakoti jų rinkiminę logiką, jų rinkiminę technologiją, nesėdėjau su jais prie stalo tenais, bet aš net nebejoju, kad buvo pasakyta taip. Buvo pasakyta politinių technologų, parašyta tas šūkis valstybė, kuri veikia, ir buvo pasakyta toks dalykas. Konservatoriai skęsta antram ture, nes visi eina balsuoti prieš konservatorius. Prancūzai yra išmokę vieną dalyką, nes pas mus prezidento, jie sako, prezidento rinkimai prancūzai, pirmas turas yra už, antras turas yra prieš. Reiškia, per pirmą turą visi eina balsuoti už savo kandidatą, o į antram turę visi eina balsuoti prieš kažką. Ir tada socialdemokratams sako, tiem, kurie ten deep state socialdemokratų sako, jūsų tikslas yra niekur nebūti, niekaip nesireikšti. Tam, kad jūs netrigerintumėte rinkėjų. Ir kai ateis rinkimai, bus ištraukta Vilija, jinai padės partijai pasiekti biuleteniuose antrą turą didelėje dalyje rinkimų. Ir antram ture jūs būsite mažesnis trigeris, ar tai būtų konservatoriai, ar tai būtų valstiečiai, ar tai būtų Nemuno aušra. Mūsų tikslas, sako tie patarėjai, patekti į antrą turą ir niekaip neturėti jokios pozicijos, jokių klausimų. Dėl to jie parašė programą, kuri buvo apie nieką. Ir jie pasirodo gerai rinkimuose, nes antram ture žmonės eina ir balsuoja už juos, nes jie yra mažesnis trigeris. Ar tai yra politika? Tai nėra politika, tai yra politinė technologija. Ir tada mes gauname tokią situaciją. Socialdemokratai tapo šitos situacijos įkaitai. Jie patys politiką suniveliavo iki nieko tam, kad nebūtų trigeriai biuletenyje balsuojant antram ture. Kad jie būtų tiesiog, šitas bent nenervuoja, nežinau, kas čia toks, bent nenervuoja. Ir už jį balsuoja antram ture. Bet jie gauna valdžią ir tada jie nežino, ką daryti. Jie neturi darbotvarkės, kurią turėtų įgyvendinti. Jie neturi, dėl ko jie atėjo į valdžią. Jie turi antrą pensijų pakopą ir jos reformą, nes tai yra paprastas, elementarus easy targetas, ar ne? Bet struktūriškai pasikeitimų jų, jie niekada to neaptarinėjo prieš rinkimus ir praeitoje kadencijoje, kad nuspręstų, ką jie nori iš tikrųjų valstybėje pakeisti. Tai čia yra puikus chrestomatinis pavyzdys, apie ką aš jums bandau paaiškinti. Dėl to tai, ką atneša į Seimą, jeigu paimti darbotvarkę, jūs pamatytumėt, kad yra techniniai klausimai ir tai yra ES direktyvos. Jeigu ne jos, aš praktiškai neturėčiau dėl ko eiti į Seimą. Ir tai yra kosmosas, kaip blogai. Socialdemokratus gerbėja Nemuno aušra, kuri žaidžia kitą žaidimą, Žemaitaitis žaidžia žaidimą, kuris vadinasi impulinius valstybės ir juos trauk. Mes negalim atsakyti savo, kas atsitiko su žydais, su mūsų žydų bendruomenė, ar ne, prasidėjus karui. Tai mes tiesiog sakom, ten atsitiko, tai tiesiog tą temą užtušuojam. Ir tai eina Žemaitaitis ir kala eilėraštuką, kuris yra labai labai protingai sudėliotas tam, kad tu trigerini žmonės ir pakeli tą buitinį antisemitizmą, bet dėl to, kad tu neatsakėjai, yra klausimų, kurie neatsakyta. Tas pats su KGB, su LRT, tavo atsibodo veidai, ar ne, ten besibaigiantis tie patys veidai sėdi, moralizuoja ir pasakoja. Ir visuomenė yra atsibodę tie patys veidai ir tie patys naratyvai.
Ir tada jie sako, politikus dar gali pakeisti, tų veidų tiesiog jie niekada nesikeičia. Ir tada visuomenė sako, kaip mums juos čia nais. Aha, ateina Žemaitaitis, sako, tai mes pakeisim direktorių ir tų veidų intertom neliks. Čia yra apie tą patį, jisai ima pulinius. Ir jisai gelbėja socialdemokratus tuo, kad socialdemokratai turi darbotvarkę. Socialdemokratai turi ką svarstyti, ten LRT pusę metų, ar ne? Nes jeigu nebūtų Žemaitaičio ir jeigu nebūtų jo darbotvarkės, staiga visi socialdemokratų lyderiams užduotų vieną paprastą klausimą. O ką jūs čia darot? Ką per 4 metus jūs planuojat iš esmės šitoj valstybei pakeisti? Kodėl už šitas mandatas, jūs turit 55, tai yra kosminis skaičius, ką jūs dabar darot? Reikalas toks. Bet problema, kad jeigu mes opozicijoje, ir todėl aš kėliau šitą klausimą apie tai, kur mes, apie ką mes siūlom, jeigu mes opoziciją neapsibrėšime, žaisim su demokratų žaidimą. Ir aš to bijau. Valdžia dėl valdžios, o ne keisti tam tikrus dalykus. O tada jau kai bus pažiūrėsim. Tokie reikalai. Visa tai, ką aš jums papasakojau, labai svarbus faktorius šitoje situacijoje yra biurokratija. Biurokratija, kodėl valstybė vis daugiau atrodo, kad jinai neveikia, ar ne? Kodėl toks klausimas? Kodėl mes valstybėje pradėjome nuo darbo, duonos, teisingumo, o dabar po 30 metų mes turime valstybę, kuri veikia, turime turėti šūkį, su kuriuo eini rinkimus. Tai yra chrestomatinis pavyzdys. Kodėl? Dėl to, kad silpnėja labai smarkiai valstybės tarnyba. Visas viešasis sektorius labai silpnėja. Labai silpnėja. Dėl to, kad jis buvo vis dar nedefinansuotas ir jo, sakykime, algų kaina valstybė augo labai dažnai. Tu nedefinansuoji daktaro, mokytojo, valstybės tarnautojo, jie gauna ten visiškai neadekvačias algas palyginus su rinka. Bet valstybė taip sutaupo. Pigi darbo jėga. Ir kas atsitiko? Dabar visas tas valstybės sektorius, iš ten žmonės tiesiog išsibėgiojo. Išsibėgiojo į gydytojais, jie dabar kartais dirba, gydytojai dar turi prabangą dirbti, pavyzdžiui, per kelis etatus, ar ne? Jie dirba ir valstybiniai ligoniniai, ir privačioj. Ir jie tada turi visai ten jau tokį algą. Mokytojai kartais irgi gali šitą žaidimą žaisti, bet praktiškai nebežaidžia. Ir tada, tu turi mokytojus talentingus, kurie eina į privatų, ir valstybei tu turi tokį, ką turi. O ta siaubinga, absoliučiai siaubinga įstaiga kaip švietimo ministerija nuodija mūsų vaikus su savo keistom programom, kurios neturi absoliučiai jokio ryšio su 21 amžium, dėl to, kad ten yra suknista korupcijos lizdas, ten ta agentūra, kuri rašo vadovėlius ir visus kitus, kur draugai rašo ir ten yra kažkas baisaus. Tai ir pirmoji institucija, kurią aš uždaryčiau visiškai. Yra kelios institucijos, kurios turėtų būti uždarytos. Tai ligonių kasos ir tai valstybė turėtų nuo jos pradėti gydyti nuo šitų institucijų. Ir kurios ten rašo tos vadovėlius ir programą. Užmiršau, kaip ta institucija vadinasi. Lietuvos švietimo kažkaip ten agentūra. Ir kas atsitinka su valstybės tarnyba? Iš valstybės tarnybos pabėgę žmonės, jie nedirba pusę etato, ten pusę ten. Jie išeina. Ir valstybės tarnyboj, su visa mano pagarba tiem žmonėm, yra labai mažai žmonių, kurie generuoja idėjas. Ir kai ateina silpni politikai be programų, tie biurokratai nebeturi ką pasiūlyti. Tu žiūri tą biurokratą ir jau sako, tai ką mes čia dabar nešim į Seimą? Ką mes čia dabar darom? Ir tas biurokratas nebėra tas biurokratas, kuris 15-20 metų, jie buvo tie, kurie galėjo atsisėsti ten ir per savaitgalį parašyti kažką už politiką, ką jisai galėtų nešti į Seimą. Dabar tiesiog biurokratijoje, viešajame sektoriuje, valstybės tarnyboje tiesiog nebeliko žmonių, kurie galėtų kurti politiką ir taip pridengti politikus. Ir tada atrodo, kad niekas nevyksta, viskas eina žemyn, nes kokybė eina žemyn. Ir kokybė eina žemyn, ypač viešajame sektoriui, ligoninėse, nes daktarai išėję į privatų. Privačiam viskas puikiai veikia, ten nėra klausimų, ar valstybė veikia ar ne.
švietimo sistemoje, mokyklose. Ką ten mokina vaikus? Ten košmaras. Aš dabar tiesiog man skauda širdį už vaikus Lietuvoje. Ir tada tas atsiranda, korepetitorius reikia eiti, reikia kažkokį vadovėlį normalesnį, o ne tą, kurį reikėjo, kad konkursą laimėtų, nes ten yra draugelis ir visi kiti dalykai šlykštus. Ir dėl to visų žmogus, kuris sėdi, pilietis, visą tai matydamas, jis sako, palauk, čia niekas neveikia. Tai jis ir mato, kad valstybė neveikia. Tai ir yra valstybės neveikimas. Viešas sektorius eina žemyn. Ir problema, kad jis eis toliau žemyn. Tie žmonės, kurie anksčiau išlaikė tą stuburą, intelektualinį, valinį darbo kokybės stuburą, jie jau visi išsibėgioja privačiai dėl to, kad jie tiesiog neišgyvendavo. Aš gal dabar būčiau dar dirbęs kokio nors ten, čia netoli biurokratų ir man atrodytų, kad viskas su manim gerai. Bet aš grįžau iš Briuselio ir buvo valstybė, kuri veikė. Man sakė, tu čia visai neblogai pasidarbavai, viskas puikiai, turim tau kažkokias pasiūlyti, nes, grįžai į tave, valstybė vis tiek daug investavo, tu dirbai ten diplomatu Briuselyje ir visi kiti dalykai, mes galim tau pasiūlyti algą, mes norim, kad tu liktum. Tau 1200 eurų. Ir tada aš suprantu, kad ką tai reiškia. Tai aš tuo metu neturėjau būsto, ar ne, tai aš išsinuomoju kažką, sumoku už komunalinės ir ką aš darau, ta prasme. Aš einu į pasimatymą ir nuperku merginai varškės, kas šiandien vyksta. Tai klausimas yra apie tai. Ir tada žmonės iš ten išsibėgioja. Tai tiesiog negali to laikti. Ir tada žmonės sako, kodėl tai neveikia. Dėl to, kad nėra kas tenais būtų. Ir taip visose institucijose viskas žemyn. Ir viskas tik blogės. Tokių istorijų bus tik daugiau. Kodėl? Dėl to, kad nebėra žmonių, kurie tai atliktų. Anksčiau tai atlikdavo žmonės iš pašaukimo, tokie kaip aš. Bet tokių nebelieka. Tai čia biurokratinis laukas. Silpni politikai, kurie žaidžia politiką, o ne ją įgyvendina. Mes turime biurokratijos silpnėjimą, viešo sektoriaus silpnėjimą, kuris sukuria jausmą, kad valstybė nebeveikia. Ir trečiasis sluoksnis yra jau europinis vakarų civilizacijos sluoksnis. Vakarų civilizacijos sluoksnis, bet tą irgi labai aiškiai reikia suprasti. Po antro pasaulinio karo yra Bretton Woodsas, visi kiti dalykai, paskaitykit mano knygą, ten viskas papasakota. Bet prie to pačio buvo kuriama utopija valstybių viduje. Aš papasakosiu jau tą sekančiai knygoj, kurią kada nors damušiu per visas šitas nesąmonės, kurios šiandien vyksta. Negaliu atsisėsti ir pabaigti jos. Tai kas buvo padaryta? Tu sukuri geopolitinį lauką, sukuri tai, kas vadinama dabar vakarų civilizacija, ar ne, individualistinės valstybės, kurias apjungi, tai ką mes dabar vadiname vakarais, prieš rytų bloką. Bet viduj tai čia buvo geopolitinis klausimas sprendžiant šaltojo karo kovą. Bet viduj valstybių buvo kitas klausimas. Buvo nagrinėjamas klausimas, kaip padaryti, kad vėl negrįžtų tos nuotaikos, kurios privedė prie tų karų, ar ne? Kaip padaryti, kad žmonės nebalsuotų už visokius, nes jeigu tu leidi žaisti liberalią demokratiją, klausimas, kaip užtikrinti, kad toje liberalią demokratiją į rinką neateitų ten Hitleriai, Mussoliniai ir panašus žmonės. Nes buvo suprasta, kad žmonėm tai patinka. Ta identiteto politika, ar ne, jinai yra priimtina žmonėms. Žmonės turi gentinį mąstymą, mes esame gentinio mąstymo atstovai, ar ne? Kolektyvistinio mąstymo atstovai iš tikrųjų. Kaip tą pakeisti? Ir mūsų temos kontekste valstybės lygyje buvo sukurta tai, ką mes vadiname sunulinti politiką, galima pavadinti taip. Viskas buvo
išpolitinta ir paversta biurokratiniu lauku. Politika atėjo, keitėsi, bet iš esmės niekas nesikeitė. Buvo sukurta tam tikra utopija. Politikai tartum ir keičiasi, jie kažką čia daro, kažkur jie čia juda, bet tas laivas iš esmės jisai juda tą kryptimi, kurią jis turi judėti. Ar ne? Ir visuomenė taip depolitizuojama. Yra politikai, bet jie realiai, nėra politizuoti politikai, tai depolitizuoti politikai. Tai alus be alkoholio. Puikus pavyzdys. Alus be alkoholio. Tai buvo politikai po Antrojo pasaulinio karo. Tai yra tam tikros utopijos ir tam tikros sprendimo būdas. Ir tie depolitizuoti politikai, jie rėmėsi biurokratais. Tu turėjai biurokratinę mašiną, kuri tiesiog važiavo. Jeigu išliksdavo koks nors politizuotas politikas, kuris kviesdavo ten anešaloto ir ten kovoti prieš viską, kas gera, už viską, kas bloga ir ten panašiai. Tai tu tiesiog valstybinis biurokratinis aparatas tai tiesiog suspausdavo politiškai. Tai biurokratinė mašina. Ir tai veikia efektyviai, žmonės tiesiog vartojo, gyveno, viskas gražu, iš šviesų rytojų. Be abejo, tai buvo perspausta ir viskas nuėjo ten, kur nuėjo dabar. Kaip man pasakė dabar vienas protingas žmogus, su kuriuo neseniai gėriau arbatą, jis man priminė Hegelio fenomeną. Aš visada Hegelį naudoju kaip tezė, antitezė, sintezė, ar ne, tai yra geopolitikoje labai aišku ir politikoje taip pat. Bet yra dar vienas hegelistinis fenomenas, tai yra šuolis ir saikas. Tai buvo didelis šuolis padarytas, ar ne, žmogaus teisų klausimuose, kitur, ekspresyviam individualizme, ar ne, bet nebuvo saiko, panaudota ten, kuris turėjo būti. Ir mes turime situaciją, kai visa ta utopija pradėjo iš vidaus griūti ir žmonės sako, kas čia vyksta, kodėl mūsų politikai netokie, kaip turi būti politikai. Tai buvo sukurta specialiai. Ir tada žmonės atsiremia į biurokratiją ir biurokratija laiko ir žmonės sako, palauk, bet kas čia dabar? Suprantat, žmonės pamatė tą mechanizmą ir tas mechanizmas, jisai pradėjo strigti dėl to, kad visuomenė jį pamatė. Fenomenas. Ir tada jie sako, mums nereikia šito, mes balsuosime dar už radikaliau, kad jūs sugriautumėt šitą. Mes balsuosim už Trumpą dėl to, kad jisai žada visą tai sugriauti, visą tą sistemą. Deep state, kaip jis pavadino. Tai yra tas deep state fenomenas, jeigu taip galima pasakyti. Tas biurokratizuota politika. Tiesiog politika, kuri biurokratiniam lygiai išsprendžia. Ta biurokratizuota politika, tai yra savisaugos instinktas, jinai išsigąsta, jinai bando reaguoti. Tai, ką mes matom viešoje erdvėje Lietuvoje, yra lygiai ta pati fenomenas iš vakarų. Irgi senoji paradigma baigėsi ir tie žmonės, kurie turėjo galią senoji paradigmoj, jie jos įsikibę, ar ne, jos laiko, ar tai yra kėdė, ar tai yra resursai, ar yra koks nors, kaip aš vadinu, prie vamzdžio, ten turi kokią paramėlę pasidaręs, ten, kur ten teka jam pinigėliai ir jisai moralizuoja per teliką, nepasakydamas, kad va čia jam pinigėliai ten teka, nes jam tai naudinga visas šitas modelis. Ir tu tada išsikabinės laikai, o ten ta senoji, o naujoji paradigma, jinai visą tai griauna. Ir visuomenė, tylioji dauguma sako, aš nebetikiu šitais, duokit mums kažką naujo. Ir tai, ką mes matom, yra šitas galių susidarimas. Senosios paradigmos ir žmonių, kurie senoji paradigmoje turėjo galią, ir žmonių, kurie dar nesusiformavo naujo paradigmoje, nes jie nesupranta, kad jie kuria naują paradigmą. Jie daro bangą, kurios iki galo patys neartikuliuoja ir nesupranta, kas vyksta. Tai va, šį kartą tiek. Tikiuosi, kad susidėliojo ir mūsų valstybė jūs pamatėte truputį kitaip ir kitą kartą, kai žiūrėsite žinias, kai žiūrėsite į ministrą, kuris čia žada labai dalykus, ar politikus, kurie ateis ten padarys viską kitaip, jūs suprasite, kad netame klausimas. Netame klausimas. Klausimas yra, ar tas politikas žaidžia, ar jam yra svarbus žmogus, visuomenė, ar jisai žaidžia tiesiog technologinį žaidimą iki ateinančių rinkimų. Ar tai yra tiesiog postai Facebook'e, susirinkti laikus,
ir tu žaidi ant žmonių emocijos, ant žmonių pykčio, tu trigerini, tada kelia tave į viršų algoritmai, taip jau užstatyti, politiniai technologai puikiausia moka algoritmų logiką, man mokytis ir mokytis, kaip jau ne pirmus metus politikoje suprasti, kaip veikia algoritmai ir kaip žmonės, kurie konsultuojasi su politiniais technologais, kaip jie tais algoritmais žaidžia. Nieko daugiau nei politinė technologija. Žiūrėkite politikos taip, jūs visai kitaip pamatysite politinį lauką. Ir žinios jums truputį atrodys kitaip. Tai va, ačiū jums, kad esat, kad klausot ir iki.